Tai dabar mes gaminsim labai skanius sumuštinius. Tai mums reikės dabar supjaustyti sūrį ir kai mes jį sukartuosim, reikės mums jį suplakti, kiaušinį vieną reikės pieno ir kai suplakėm, įpiliam kažkokį indelį, dar reikės pomidorus supjaustyti ir dabar iššildom šitą keptuvę ir tada laukiam, kol ji sušils ir tada, kai ji sušyla, mes dedam tenais, iš pirmo mes pamirkom duoną. Dar padažą reikia padaryti. Tai padažą padarom iš majonezo ir česnako. Vieno česnako užteks. Ir tiesiog tada mes, kai užkaista keptuvė, mes tenais pamirkom duoną, duona ta balta, tai pamirkom ją į tą skystį, kuris su pienu ir kiaušiniu, ir tada reikia tiesiog blemba. Ir tada reikia palaukti, kol viskas susikeps. Ir tada reikės uždėti majonezą. Ant majonezo paskui uždėti ant sūrio uždėti pomidorus. Ir tada laukiam, kol ištirps sūris. Ir viskas. Tai reikia dar palaukti. Bet reikia palaukti, kol iškeps, matot? Abi pusės. Tada reikia pažiūrėti, ar dar tokią lėkštę parūkė. Va, uždedam tokią majonezą. Bet reikia labai greitai virti. Čia aš rodau tik pavyzdį, vienas man perkip. Ir dabar tai labai greitai reikia virti. Ir daugiau. Kuo daugiau, tuo geriau. Nesvarbu, ir nieko tokio, jeigu lėkštę papuola. Nieko tokio. Va, uždėm, dar reikia pomidorus uždėti. Jei mažas pomidorus, mažus uždėm. Turim pomidorus, tai visai neplak. Ir kai suplaksim kiaušinius, nepanašu, kad reikia tada. Dabar nusiplauti rankas, kad nuo šitą. Kiaušinio. Ir kai iškept reikės kažkokia liga, tai va. Ir va čia reikės susidėti iš lėkštės. Nežinau, aš nežinau. Bye.